Sveiki atvykę į 5 šūvis ir tai yra 2 epizodas, kur mes bandysime prisišaudyti savo ginklą. Kam reikalingas prisišaudimas? Kai mes keičiame optiką, arba kitaip sakant optinį taikiklį, kai mes keičiame atstumą tarp taikinių, mūsų taiklumas kenčia. Ypač jeigu mes nusipirkam naują optinį taikiklį, visada jisai šaus ne ten, kur mes norime. Ta prasme, jisai šaus, kur jisai norės. Ir su aukščio ir vėjo kompensatoriaus bokšteliais mes galime susireguliuoti taikiklį taip, kad mes pataikytumėm ten, kur norim. Ir iš tikro, tą reikia visada daryti 3 atvejais. Kaip minėjau, nauja optika, pakeistas atstumas ir jeigu yra vėjas. Nesant vėjui, gali pataikyti ten, kur nori, jeigu atsirado šoninis vėjas, kulka šiek tiek eis į šoną. Todėl ir reikalingas bokštelis, kompensatorius vėjui. Taigi, su šia kamera, pro kurią dabar mane matot, aš filmuosiu taikinį, kad jūs matytumėt ir taikinį, ir su GoPro filmuosiu save, kaip šaudau. Tai jūs matysite 2 video vienu metu. Ir šiandien šaudysime su adapteriu, apie kurį šnekėjau praeitam epizode. Tai yra CO2 2 po 12 gramų adapteris, ir į kurį dėsis štai tokie 12 gramų, tokios 12 gramų kapsulės. Šitam modelyje yra apačioje mygtukas, kurį mes paspaudę tiesiog nuėmame šitą ginklo dalį ir tiesiog paimam kapsulę, adapterį, įtaikome į lizdą ir pradedam sukti pagal laikrodžio rodyklę, kaip ir priklauso turbūt. Atsiras pasipriešinimas ir mes nebegalėsim pasukti toliau, viskas. Reiškia, mūsų adapteris įstatytas ir ginklu jau yra paduodamas CO2 kiekis. Uždedame mūsų šią dalį ir ginklas yra paruoštas šaudimui. Ne visai paruoštas, nes mums dar reikia kulkų. Prieš šaudimui iš tikro rekomenduoju kulkas su buku galu, nes jos geriausiai matosi ant popierinių taikinių, kurius pataikėte, nes palieka daug didesnę skylutę negu įprastiniai kiti šovinukai. Gerai, tai pirmiausiai, ką turim pasidaryti, tai žinoma, užsipildyti savo dėtuvę. Beje, dėtuvė atrodo štai taip. Į šio ginklo dėtuvę telpa 8 šoviniai, tą turbūt pamiršau paminėti praeitam epizode, bet geriau vėliau negu niekada. Įsidedam kulkytes, pabandysim pasidaryti, atsisės patogiai ir va čia jau, kaip matot, yra taikinukas. Taigi, kur aš dabar bandysiu šauti? Aš jums pažymėsiu, į kurią vietą aš taikysiuosi, ir bandysim tada pritraukti kitos vietos. Kur dabar pataikysiu, aš neįsivaizduoju. Taip pat patarimas, kai šaudot, kai prisitaikote, niekad labai nezūminkit smarkiai. Aš paprastai prisizūminu iki 4 kartų. Atstumas apie 20 metrų. Taigi šaunu į tą vietą. Kaip matote, mano šovinys nuskrydo per žemai ir per daug į kairę. Tai kaip dabar reguliuosim, ką dabar reikėtų daryti? Jeigu šovinys nuskrido kaip šiuo atveju į kairę ir per žemai, tai mums optikoje pačią optiką reikėtų kelt į viršų ir į dešinę. Reiškia, kur yra šūvis, mums reikia jį privesti prie centro, prie tos vietos, į kurią aš dabar bandau pataikyti. Tai kadangi šoviau per žemai, reiškia, mums reikėtų pakelti į viršų. Į viršų, ir pasukime kokius 5 kartus. 5 kartai viršų, į šoną dar nesuksim, tiesiog susireguliuokime dabar iš pradžių viršų. Gerai, pažiūrėsim, ant kiek pakilo smarkiai. Šaunu į tą pačią vietą.
Kaip matot, šovinukas šiek tiek pakilo, bet dar nepakankamai. Reiškės, keliame dar per 5. Na, iš tikrųjų galima buvo ir daugiau, bet man patinka po truputuką pasibandyti. Gerai. Šaunu į tą pačią vietą. Na va, matot, šiek tiek į kairiau nuėjo, vien tik dėl to, kad yra vėjas. Na, čia jau nieko nepadarysiu. Šiandien tokia vėjuota diena, bet jau pagal aukštį plius minus tai, ko man reikia. Pabandysiu pasikelti per kokius 3 gal. Dar papildomai, tai iš viso per 13. Ir dabar, manau, turėtų būti pakankamai neblogai. Ten, kur aš ir noriu. Šaunu tą pačią vietą. Štai. Plius minus ten, kur ir noriu. Daugiau kelt nebereikia. Dabar, kadangi mes šiek tiek šaunam per daug į kairę, tai mums reikia susireguliuoti vėjo kompensatoriaus bokštelį. Tai mums reikia jį sukti į dešinę. Gerai, sukam per 5 taip pat. Man patinka po 5 sukti. Gerai, šaunam į tą pačią vietą. Kadangi vėjas yra, galimai reikės kompensuoti kur kas daugiau negu įprastai. Gerai, pasukau dar per 5, reiškia, dabar bus 10. Kai matot, vėjas daro savo ir gan smarkiai. Aš dabar galvoju, gal aš prisitaisysiu mikrofoną šitoj vietoj. Atrodys keistai, bet aš manau, kad aš kaip prisiglaudžiu, turėtų būti pašaliniai garsai, kurie labai nemalonus. Gerai, kompensuojame dar per 5. Iš viso 15. Nes šį kartą reikia kompensuoti dar ir vėją. Gerai, šaunu į tą pačią vietą. Panašu, kad pataikiau ten, kur norėjau. Gerai, dar vienas šūvis. Nu va, šiek tiek per žemai. Tarp kitko, šitos kulkelės su bukų galų, jos yra pačios netaikliausios. Baigėsi šoviniai. Gerai. Užsitaisom, pabandysim iššauti dar 8 kartus. Pasižiūrėsime, ar pavyko mums visgi susireguliuoti. Pabandykime dar porą šūvių. Į tą pačią vietą. Gerai, ta pati vieta. Šiek tiek gal vos per žemai, bet vat, pavyzdžiui, dešinę, kai vėjas nepagavo, labai puikiai nuėjo. Dar kartą. Vos dar aukščiau galima, per vieną. Klausite, per vieną ką? Kaip matėte, prie tam epizode yra sunumeruoti sunumeruoti bokšteliai, tai ne per vieną kliką, o per vieną skaičiuką suku. Gerai. Dabar turėtų eiti pakankamai neblogai, bet dabar va vėjas pučia, žiūrim, kur pataikysiu. Ok, netgi per daug į dešinę. Matomai sukosi vėjas. Dar kartą. Šiek tiek per daug į dešinę eina. Vėjo kryptis turbūt pasikeitė. Tai galime realiai šiek tiek per vieną grąžinti atgal. Nu. Gerai, gal biškį per žemai. Šiek tiek per dešinę. Nu, kaip ir sakau, vėjas daro savo, plius plius minus pataikau ten, kur noriu. Į tokį diametrą pataikau, tai skaitau labai neblogai. Tuo uždėsim normalų taikinį ir taikysim su normaliu taikiniu, bet dabar noriu paaiškinti, kam reikalingas lazeris.
Kadangi aš prisišaudau iš 20 metrų, aš nusistatysiu lazerį ten, kur mato mano optika. Ir aš, jeigu kada nors susireguliuočiau savo optiką kokiam 50 metrų ir po to man reikėtų vėl grįžti į 20, kad vėl nereguliuoti belenką, aš tiesiog su lazeriu nustaikysiu tašką ir žiūrėdamas tą tašką bokštelių pagalba sugrąžinsiu taikinį į tą vietą. Reiškia, mano lazeris bus sureguliuotas į 20 metrų ir bet kada norėdamas grįžti 20 metrų, aš tiesiog optiką susireguliuosiu palei lazerį. Bet turiu problemą, pamiršau paimti atsuktuviuką mažą, su kuriuo aš galėčiau sukinėti lazerį. Tai tą padarysime kitam epizode. Ok, pasikabinom taikinuką. Ir ką dabar bandysim padaryti, tai sušauti 8 kartus į pilkąją zoną. Ir 8 kartus pabandyti pataikyti į galvą. Čia mes jau prisišaudę optiką esam. Pasibandykim, pažiūrėkim, kur pataikysim ir ant kiek bus grupės didelės. Dabar šaunu į krūtinę. Oho, kaip žemai. Gerai. Aišku, paminiu dar kartą, kad šitos kulkelės yra labai netaiklios. Gerai. Galime šiek tiek į viršų pakelt. Ir šiek tiek, kur aš ten šaudžiau, į kairę. Nu, pažiūrėsim dabar. Nu va. Plius minus ten, kur ir noriu, kad pataikytų. Kažkaip tai įdomiai. Gal kad vėjas nurimo, pradėjo šaudyti labai žemai. Baigėsi kulkos. Dar galima iš tikro šiek tiek pakelti aukščiau. Na, bandysim dabar galvą pataikyti. Beje, šitos kulkelės kainuoja 5 eurus ir jų yra 500. Normalios kulkelės kainuoja apie 20 eurų, 17-20 eurų ir jų yra tik tais apie 250. Tai galite suprast, ant kiek prastom kulkelėm šaudau, nu bet vis tiek, kad jau atvažiavau, galim biškį ir pašaudyti, nors jos ne tam skirtos, bet aišku, ir prisitaikyt būtų geriau gal su brangesnėm. Na, bet gerai, dabar skiau galvą, ne? Bandom pašaudyti galvą, biškį gal atsizūminsiu atgal. Nu, pirmas šūvis pakaušis nuneštas. Opa! Visai kaip Trampui, ne? Jausi. Vėjukas vėl pakyla. Nu va. Kaip iš tikro šios kulkos pasiduoda vėjų. Na, nėra ko norėti, nes bukas, priekis kulkos, jisai, kaip sakant, na, jis ir neturi duoti kažkokių tai gerų rezultatų. Šiaip jos skirtos šaudyti, kai visiškai vėjo nėra, prisišaudyti greičiausiai uždaroj patalpoj, netgi geriausiai būtų su jom, tada labai taikliai sueitų. O jau lauke šaudyti, kur vėjas yra, su normaliom kulkom, aš viską turiu, apie visą tai kitose epizoduose. Na, o mes pabaigim šaudyti šiam žmogeliukui galvą.
Oi, kaip vėjas nunešė. Siaubelis. Tai va, iš tikrųjų šitom kulkom esu šaudęs miške, tai taiklumas 100 kart geresnis, nes ta medžiai užstoja vėją, tai, na, visai kita situacija iš tikrųjų. Tai štai tiek šiam epizodui, ačiū, kad žiūrėjote. Na ir kitam epizode mes jau naudosime normalias kulkas, kurios skirtos šaudyti būtent tokiamis oro sąlygomis, lauke. Na, vėjas visada yra blogai, nesvarbu iš kokio kalibro šautum. Kuo didesnis atstumas, kuo mažesnė kulka, tuo didesnis pasipriešinimas vėjui ir vėjas turi didžiausią įtaką. Na, o šiandienai tiek. Ačiū, kad buvote su manim. Na ir susitiksime kitame epizode. Čiau. Čia buvo 5. šūvis.